ši meditacija bus skirta mums visiems atsipalaiduoti, suprasti, iš kur aš atėjau ir kur einu, kas esu, dėl ko gyvenu, kaip viskas vystosi iš tikrųjų, kurioje vietoje aš esu, kad dar labiau pažintumėm save, savo savybę, savo energiją, suprastumėme, kad esame energijų rinkinys, sudarytas iš daug mažų vibracijų, kurios vibruoja kiekvienoje kūno dalyje. Ir ta vibracijų rinkinys sudaro vientisą energijos foną, kuriame aš ir gyvenu. Taigi, kad šita mūsų pažintis su vibracija, su energija, kuri yra manyje, o aš joje, geriau pamatytumėm, suprastum, suvoktumėm, tiesiog įeitumėm į ją. Turime labai gerai pažinti ją ir atsipalaiduoti, nes tik atsipalaidavę, atleidę visus mygtukus, kurie yra aplink mane, galiu atpažinti ir sutikti save tokį, kokį esu iš tiesų, iš tikrųjų, nepagražinta, nesuvaidinta, o tiesiog tokį, koksai esu. Pažiūrėti pačiam savo į akis ir pasakyti, koks aš esu nuostabus. Taigi, paimkim save iš šono, iš šalies, pažiūrėkim, kaip aš atrodau iš tikrųjų ir pažiūrėkim, kaip atrodom iš aukščiausio virsmo taško, kuris yra užsuktas labai aukštai, toli nuo manęs. Pradžia yra labai tolimoje ateityje ir praeityje, galim sakyti, vienoje šaknyje. Praeitis ir ateitis yra susipynę į vieną ir tą pačią giją, į dvi struktūras. Ir mums atrodo, kad yra praeitis, dabartis, nors iš tikrųjų nėra nei praeities, nei dabarties, nei ateities, yra tiesiog būtis. Būtis ir sukimasis viename taške. Dabar kaip jums paaiškinti geriau? Pajauskit, kad viršugalvyje yra spiralė, kuri yra susukta į tūkstančius vingių. Ir dabar jūsų galvoje susukta daug tokių lizdų, daug įvairių formų, įvairių struktūrų. Vieni nukreipti į kairę, tokia ilga kaip antena, kaip šaka. Ir jinai atlieka vieną vaidmenį. Dabar pasižiūrėkite į viršugalvį ir pamatykite šalia kitą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą. Viskas taip, kaip būtų ant galvos, dar vienas kaip ir gaublys, kaip šviesos rutulys, sudarytas iš daug energijų, bet kaip kamuolys. Ir visa tai yra energijos.
Dabar galite jausti, kaip per tą vidurį, per tą kamuolį, per tą visą vidurį eina energija iš viršaus į apačią ir eina kiaurai. Tiesiog dabar tas visas kamuolys, kuris toksai buvo energetinis, tiesiog per viršutinę dalį vėl leidžiasi į pačią centrinę smegenų dalį, kurioje yra atskirta, ir smegenų tiltą, ir leidžiasi nugaros smegenų kanalu į apačią. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam. Mums labai svarbu suprasti, kas tai yra genetika, DNR kodas, kurį mes gauname ne su giminės genais, bet dvasiniais genais. Tuos, kurie genus jums perduoda jūsų tėvai ir protėviai, jūs labai gerai žinot ir jūsų mokslas jau gali atskaičiuoti, reguliuoti, karpyti, daryti, kaitaliot, kaityti. Bet dvasinis genas yra daug svarbesnis, jo niekas nepakeis ir niekas neatras, nes yra nematoma energija, kuri žmogų supa nuo pradžios iki pabaigos. Ir galit matyti, kaip iš pačio aukščiausio taško, kokį galim matyti viršuje, kaip iš Saulės, Mėnulio, žvaigždės, tokio taško, iš jūsų sielos taško, sielos dalies, eina linija, viena linija, vienu kraštu, viena energija į vieną pusę, apsupa jūs tiesiog kaip apvalkalu žemyn, pereina per visą jūs ir kyla aukštyn į kairę pusę ir jūs esat kaip lopšy. Ir jūs esate vedami, vedžiojami, galim sakyti, kaip lėliukai, kurie esate gamtos apsupty. Ir visada jūs turite dievišką pagalbą, angelus sargus, kurie vaikšto paskui jūs ir seka. Tai nėra tas paveikslėlis, kurį jūs matote paveiksluose apsuptyje, bet tai yra tokia energija, kuri jūs apsupa nuo pradžios iki pat pabaigos. Ir jums atrodo, kad gyvenat kaip savarankiški vienetai, nors iš tikrųjų taip nėra. Jūs susidalyti armiją pagalbininkų, kurie rūpinasi jūsų gerumu, gerove, kad jūs užaugtumėte kaip tie medžiai, stiprūs, gražūs ir didingi. Nes jūs žinot, kad ir medžiai lygiai tokią pačią paramą, ir kiekvienas gamtos elementas tokią paramą turi. Tik tai žmogus yra, gal sakytumėm, mažiausiai jautrus ir pastabus. Jis gimdamas praranda galimybę jausti šią energiją ir jam atrodo, kad aplinkui jį nieko nėra ir jis laisvas ir nepriklausomas. Tai yra labai didelė klaida. Svarbiausia man dabar pačiam pabūti savyje, savimi, kad aš galėčiau paradyti kitą stupinį, pagimdyti kitą lygmenį. Nes nesuvokęs, kas aš esu iš esmės, aš negaliu nieko sukurti, nieko kaip
rodo, kaip yra medelis ir aš negaliu išleisti naujo ūglies, naujos šakos, naujos gyvybės arba naujo kūrybinio produkto. Dėl to, kad viskas, kas gimsta geriausia, gimsta iš mano širdies ir aš tai turiu padaryti per savo energetinį lauką ir galim matyti, kai dabar per mus, pro mus auga medis, mano kojos tampa šaknimis, per liemenį auga kamienas, rankos, galva tampa šakos, pro galvą praauga šakos, šaknys ir viskas į visas puses. Ir aš galiu jausti, kaip kurioj kūno vietoj atsiliepia mano medžio kamienas, kurioje vietoje rankos, kojos, galva, kaip aš jaučiuosi būdamas medis, būdamas vienas iš realybės objektų, kuris susijungia, susitapatina su kita forma, kitu objektu, nei iki tol aš galvojau, nes aš galiu būti bet kuo tik panorėjęs ir šiuo metu aš esu medžiu, dėl to, kad aktyvuotųsi smegenų kairėje pusėje centrai, mano viršugalvyje aktyvuotųsi centrai, nes įsivaizduočiau, kad iš kiekvienos smegenų dalies išauga vis po naują šaką, naują vibraciją, kad susikuria virš mano galvos energetinis laukas, kuris yra pasiruošęs pagauti bet kokį virpesį ir dažnį, kuris yra susijęs su manimi ir su mano aplinka, tam, kad aš geriau nuskaityčiau informaciją, kuri vyksta aplink mane, mano namiškius ir aplinkinius, kad galėčiau geriau matyti, ko nemato kiti, arba ką nenoriu matyti, nenorėjau matyti, bet dabar noriu matyti, aiškiaregystė atsiranda, aiškiai matau, girdžiu, suprantu, suvokiu, nes esu tas, kas esu ir nenoriu būti niekuo kitu, tik savimi. Ir pajauskim dabar energiją, kuri eina per jūsų vidinę šerdį, vidinį kamieną, nes eina iš įvairių pusių, iš įvairių smegenų sričių į vidų, tiesiog papildo vienas kitą, sustiprina, kad dar kartą sakom, kad galėtumėt geriau jausti vienas kitą. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Negalvokim, kad galim suprasti taip, kas vyksta. Negalima sugalvoti, negalima pakartoti, nes tai yra mums nesuprantama kalba, nesuprantama programa. Tai tas pats, kaip būtų suprasti, kai mažas yra vaikas, o mokytojas jam moko, aiškina, ir jisai tik mato pasekmes, bet nemato, iš kur jisai tai žino ir kokią programą jisai išmokęs ir kodėl jis žino, ko reikia šitam mažam vaikui. Tai lygiai taip pat ir mes, kurie mes tik tai imam, tai ką mums duoda ir mes galim tuo naudotis, bet nesuprasim niekada, iš kur visos tos žinios yra atėję ir kaip viskas yra padaryta ar parengta mums. Todėl mes kviečiam visas dar labiau atsipalaiduoti, priimti su džiaugsmu, su atsipalaidavimu ir meile, suvokti, kad nieko nėra šiaip sau, kad viskas vyksta pagal planą.
Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir labai jie šypsosi, jie laimingi. Ir tiesiog leidžia mums irgi atsipalaiduoti ir šypsotis ir apie nieką negalvoti. Nes mes atėjom į žemę daryti daug geresnių darbų, negu jie galėtų padaryti. Jie negali padaryti tai, ką mes galim. Dėl to mes turim kiekvienas galvoti apie tai, kaip aš galiu save kuo geriau realizuoti šiame kelyje, šiame etape, šitoje situacijoje, kurioje esu. Kad neturiu daryti kažko labai stipraus ir ypatingo, neturiu, sako, kelti revoliucijų iš esmės. Aš tik tai turiu būti laimingas. Ir nuo to, kiek aš sau leisiu būti laimingas, priklauso, kaip aplinkui visi jaus, kad aš esu laimingas. Ir tas laimės pojūtis, laimės, ramybės, pasitenkinimo savimi pojūtis persiduos visiems, kas yra šalia, kaip banga nuvilnys nuo jūsų širdies per visų kitų širdis ir visi pajaus, kas yra darna ir ramybė ir pasitikėjimas savimi. Dėl to labai svarbu visą laiką rūpintis savo švara, labai gerai, kas to laikosi tos švaros ir vidinės ir išorinės darnos. Ir tai yra lemiamas veiksnys, dėl ko, sako, mes esam čia ir dėl to, ir ką mes galim kartu su jumis visi kartu padaryti. Įkvepiam, iškvepiam ir atsipalaiduojam. Dabar irgi vyksta procesai smegenų srityje, atsidarinėja programos, tiesiog rodo, kaip būtų žiedelių lapeliai, kurie turi išsiskleisti, kaip alyvos, pavyzdžiui, kur kiekvienas lapelis alyvos išsiskleidžia. Tam reikia laiko, reikia prieigos, reikia ramybės, reikia pasitikėjimo savimi. Nes nėra taip paprasta, nėra taip greitai, nes jūs gana sudėtingos asmenybės. Ir prie kiekvienos iš jūsų reikalingas specialus priėjimas, speciali programa, specialus atsidarymo būdas. Nes nėra nei vieno vienodo elemento. Visi turi savo skirtingą dvasinę struktūrą. Iš tų pačių elementų, bet skirtingų darinių sudarytas ir kiekvienas yra skirtingas. Ir tuo ypatinga. Bet kartu ir dvasingas. Todėl dabar pajauskite ypatingai nugarą, nugarinę dalį. Dabar, nes visos energijos yra reikalingos, visos yra susijungusios, susijusios. Galite jausti maudimą, kažkokį tokį vaikščiojimą po visą kūną, klubuose, kojose, kirkšnyse, sąnariuose, pečiuose, krūtinėj, galvoj. Ir tai yra viskas labai reikalinga ir gerai. Nes tai yra gyvybė, gyvybės forma, kurie apeina aplinkui kiekvieną elementą ir žino, ką jai daryti. Nes taip vyksta vibracija, kurią mes suprantam ir jaučiam tik tada, kai jinai sukelia nervų sistemoje
disharmonija. Tada mes sakom, aš jaučiu, kad turiu vieną ar kitą organą, o jeigu yra ramybė ir nervų centrinės sistemos neliečia, aš negaliu jos jausti. Bet šiandieną norim, kad jūs pajaustumėte kiekvieną kūno virptelėjimą, kiekvieną kūno dalelę, tam, kad susinchronizuotumėt visą savo fizinį kūną nuo A iki Z. Pradėkime nuo pakaušio ir pajauskite, kaip pakaušyje yra darna, kaip pakaušyje yra tuščia vieta, kad pakaušyje kaip ir nieko nėra. Yra tuščia tuštuma. Apskritai jo net nėra. O vietoj jo vėjai švilpia. Tuštuma absoliučiai, nieko nėra. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Leidžiamės toliau. Pažiūrėkite į krūtinės priekinę dalį. Pajauskit, kokio didumo yra, kokia jos riba. Ir pajauskit, kad ir ten yra tuštuma, nieko nėra. Tuščia krūtinė. Aplinkui nieko nėra. Viduje dar gali kažkam tai drebėti širdis, nes bijo prarasti ribas, kūno ribas dar nori pajausti, laikyti. Ir galit laikyti ir nesikelti toliau, bet kas pasiruošęs, galime eiti gilyn ir toliau. Tam, kam sunku suvaldyti širdies ritmą, kvėpuoja, atmerkia akis, nuramina ir pasėdi, palaukia, kol sugrįšim. Bet tam, kam viskas gerai, einam toliau, pirmyn ir leidžiamės dabar į klubų sritį, ten, kur yra mūsų klubai. Pajauskit tuštumą toje vietoje, pajauskit, kad ten nieko nėra, viskas ištirpia. Ir yra tik viena energija, tuštuma. Dabar leidžiame žemyn. Pažiūrėkit, kur buvo kojos, kur yra kojos, kur buvo kojos, toje vietoje irgi atsiranda tuštuma, energija, rami aplink jūs. Ir visur, kur dabar pasižiūrit, kur pasisukat, vėl energija. Ir jūsų nieko nėra. Jūs ištirpstate vandenyje. Ir aplinkui matot tik vandenį, o jūs visas paniręs po vandeniu. Ir jūs einate dugnu ir kvėpuojate lengvai ir laisvai. Nes jūs pasižiūrėkite, esate žuvis. Pajauskite, kaip tampate žuvimi ir tiesiog uodegą tik sukiojate ir plaukite, pamatykite žuvies formą, grožį, spalvą, dydį, pažiūrėkite, kokia žuvelė tampi ir kaip aš moku nardyti ir plaukti. Ir aš esu kaip žuvis vandenyje. Ar visiems pavyko tapti žuvimi? Ar visi mato, kaip plaukioja žuvis priešais mane, manyje, aš joje? Neskubėkit. Ramiai. Jei kažkam labai sudėtinga būti vandenyje, pamatykite balutę baloje, kad plaukioja maža žuvytė baloje.
ir irgi bus jums komfortas ir nebus diskomforto. Mums dabar labai svarbu, kad jūs matytumėte save savyje, vandenyje ir kad ta žuvytė. Kokia aš esu, sako iš esmės. Iš esmės aš esu judrus padaras, judri asmenybė. Ir ta žuvis tai yra mano charakterio, mano buvimo atspindys. Ir galite irgi per tai pamatyti save iš kitos pusės, iš kito vaizdinio, kokia aš esu arba koks aš esu. Ar vienas ir tas pats. Nes mano sielos dalis atspindi šitą vaizdinį. Įkvepiu, iškvepiu ir atsipalaiduoju. Jūs matot, kaip smagu pažaisti su pačiu savimi. Kaip smagu patyrinėti savo kūno ir sielos dalis, kurios yra susijungusios tarpusavyje. O dabar dar giliau į save ir nerkime į patį vandenyno dugną. Į patį dugną neriam kosminiu greičiu. Galit matyti kaip torpedoj, galit matyti kaip iš viso kaip nerite, tik tai rodo kojomis pirmyn ir tiesiog kaip aštuonkojis ar kaip, nežinau, kaip tiesiog lekiam žemynu. Ir mes atsipalaiduojam ir žinom, kad atrasime tenai gerus dalykus. Jie sako perlus. O dabar galit pamatyti dugne daug kriauklelių su perlais. Ir tie perlai ant dugno yra atidaryti. Bet tai nėra perlai, tai yra daug daugiau negu perlai. Tai ir vėl yra savybės, kurių mums reikia, kad mes būtumėm dvasingesni. Ką reiškia dvasingesni? Laimingesni. Ką reiškia laimingesni? Atidesni vieni kitiems. Ką reiškia atidesni vieni kitiems? Atjaučiantys vienas kitą. Ką reiškia atjaučiantys, pamatantis, kas yra už kito širdies, už jo vidinės erdvės, iš jo vidinio pasaulio, kad pamatytumėm, kas yra iš esmės. Kad aš esu tas pats kaip ir jis, tik iš kitos pusės. Ir galite matyti tas tokias kriauklėles, kurios yra susisukusios į tokią spiralę. Tai ir yra atražinė sąmonose atspindys pačio savęs. Tai ir yra tai, ką norim pasakyti ir ką nori jums pasakyti visa gamta, visi ženklai, kad mes vienas kitą atspindim vienokiu ar kitokiu būdu. Ir dėl to dabar rodo daug lapų susisukusių gamtoje, kurie lygiai tą patį atkartoja gamtos dėsnį. Ir nuo mažens vystosi didyn ir iš didelio į mažą ir atsikartojimai vyksta visur aplink. Įkvepiam, iškvepiam, bet jums ne tai dabar yra svarbiausia.
ne taip, kaip vystosi visa ta ir gamta, bet tai, ką jūs galite išmokti ir pasiimti šiandieną į savo programą, į savo širdį, į savo laukus. Tai ir pasiimkite tai, kas jums yra svarbiausia ir reikalingiausia. Įrodo, kad dabar tiesiog gal kaip gali būti įvairiai. Gali būti, kad jūs matote tą kriauklę, gali būti, kad jūs nusipiešite spiralės piešinį, gali būti, kad jūs atsistojate ant tokio kaip paparčio lapo, kuris susuktas į rytinį, ir pajauskite, kaip per jūsų kojas šita spiralė, šita energija eina iš apačios per visas kojas, pėdas, keliukus, per visą jūsų kūną, per gimdą, per krūtinę, per pečius, kaklą, galvą praeina ir išeina aukštai į viršų. Ir jūs galite matyti, kaip jūs dabar gaunate energiją iš dangaus, kuri jūs tiesiog nuo kojų iki pat dangaus pamaitina. Labai gražiai dabar matosi struktūra, išsistato struktūra, kur yra nuo apačios per visą jūsų fizinį kūną ir tiesiog nubanguoja tokia kaip stiebas, kaip energijos banga, kaip linija iki pat viršaus. Labai gražiai. Ir jūs taip susijungiat su visata. Per šitą formą, per šitą dydį įgaunate energiją, kurios tampate kaip dalimi. Ir pamatykite save kaip plazdenančią energiją, kaip tiesiog kaip linija, kaip juosta, kuri plazdena nuo dugno apačios, eina per visą jūsų kūną, per galvą, per visą kūną į aukštį, viršui ir susijungia su visata, su kūrėjo energija. Dabar iš dešinės pusės, pačios aukščiausios, dabar galite jausti dešinę pusę, galvos srities, smegenų sritį galite jausti, kai teka energija iš viršaus į apačią, jin tokia stipri, jau kitos rūšies energija, kuri maitina. Didina ištvermę, didina apsaugą, tankina kūną, tankina energiją. Jinai, jeigu anoji buvo iš apačios į viršų išretėjusi, lengva, šita jau eina į struktūrą, jinai tokia, kuri įžemina, arba geriau sako, kaip tvora, kuri tokia struktūruojanti. Nes visų energijų mums reikia, viena kitą papildo, viena kitą tobulina, viena kitą keičia, viena kitą migruoja. Ir negalim pasakyti, kad viena už kitą yra geresnė ar blogesnė, jos yra tiesiog skirtingos ir atlieka skirtingas programas, skirtingas funkcijas, kiekviena turi savo skirtingas galimybes. Ir galite jausti, kai dabar jūsų kūnas įgauna stiprybės, kai jinai gauna dabar per pečius, ypatingai eina tokia kitokia forma, tvirtumo,
pasitikėjimo, ramybės, šventumo, sako. Struktūros. Jūs klausite, kodėl, nes jūs nesate daržovės, jūs nesate augalai, kurie galėtų nuo dugno pakilti ir pleventi ir mėgautis tuo procesu, kurį sukuria gamtos elementai. Jūs esate daugiau negu ta juosta, kuris juosia ir nuo apačios į viršų kyla, bet jūs esate žmogus, kuris turi padaryti daug darbų ir jam reikia fizinės jėgos, energijos, kuri dabar koncentruojasi jūsų pečiuose, rankose, krūtinėje, pilve, kojoj, kuri padeda atlikti žemiškus darbus, žemiškas programas, tokia kaip помогательная programa, padedanti programa. Ir jums leisis viską darytis lengviau, paprasčiau, žaismingiau. Jūs viską darysite pasišokinėdami, su polėkiu, su tokiu pasimėgavimu, malonumu, kaifo draivu, jie sako, su tokiu prieskoniu. Nes jeigu šitos energijos neturiu, tai man atrodo, kad gyvenimas yra nuobodus ir nieko nevertas, nereikalingas. Mes norim, kad jūs čiulptumėt taip gerąja prasme, pasimėgaudami gyvenimo syvus pilna burna ir tiesiog mėgautumėtės kiekvieną akimirką, kiekvienu momentu, kiekviena žavinga vaizdiniu, kiekvienu žavingu laikotarpiu. Tiesiog rodo kaip pikselį sekundę, minutę, kuri duoda man gyvenimas. Kad nenuvertinčiau jo, kad negalvočiau, kad jisai eina šiaip savo, kad kiekviena akimirka diena man būtų kaip šventė, kaip žydėjimas vyšnios, sakuros ir kitų gėlių, nes jos žydi tik labai trumpą laiką, bet žydi iš visos širdies. Ir tai yra jų programos. Ir jie žino, kad vėl ateis laikas ir vėl žydės ir žydės. Ir jos tą laiką labai brangina ir laukia. Ir jums reikia branginti laiką ir išnaudoti jiem tam žydėjimui. Ir galite jau dabar matyti, kaip mūsų galvoje, ant galvos viršugalvio tiesiog energijos taip išsiskleidžia, atsidaro jau kaip žiedai. Ir išsipakuoja, išsivysto. Labai labai gražus žiedas apačio viršugalvio. Ir aš tampu jau žiedas, aš viskas matau. Įkvepiu, iškvepiu ir atsipalaiduoju ir tampu tą gėlelę. Ir jūs galite jausti, kai man nieko nereikia, tik būti ta energija, pro kurią prateka viskas, iš viršaus į apačią, iš apačios į viršų, viskas harmoningai teka. Ir dar kartą pažiūrėkit į apačią. Pamatykit spiralę gyvenimo gyvybės, pajauskit jos subtilų momentą, subtilų dėsnį, subtiliausią užkoduotą programą.
kuri mums pasakys, kaip mums reikia vystytis. Ir jaučiat, kaip iš tos spiralės išsivysto energija, išsipakuoja ir kaip jinai tampa mano energija ir kas mano energijoje bus, tą aš pakartos, ta gamtos realybėje atsikartos. Dėl to man labai svarbu branginti šitą energiją, ją labai saugoti, nes yra kaip vidinė ašis, vidinė šaknis, kuri atsikartoja. Todėl ar suprantat, kaip yra svarbu turėti tą mechanizmą, sako šventą, nepažeistą, gryną, ištobulintą, išvystytą, sveiką, nepasilikojusį, skaidrų, nes nuo to priklausys, kaip viskas atsikartosis praeity, ateity, dabarty ir aplinkui, visur aplink mane. Įkvepiam, iškvepiam, įkvepiam, iškvepiam ir galit matyti, kad ta spiralė dabar yra mano viduje, širdyje. Bet jinai yra, žinot, man labiau primena kaip paparčio augalas, kuris yra susisukęs ir kaip jis auga manyje. Ir tik tai ne kaip plokščiai, o tiesiog kaip stuburo, va taip viršuje. Tiesiog kaip paparčios, įsivaizduokite tokia šaka, susisukusi galva. Ir jinai atkartoja viską, kas yra aplink mane, manyje. Ir aš esu joje. Jis sako, todėl mes turim dar kartą pakartoti, kad aš esu gamta, gamtos dalis visumoje. Ir aš negaliu būti atskiras vienetas, atitrūkęs nuo visų kitų, nes tai bus netiesa. Ir dabar galit matyti save, kaip iš dugno augantis paparčio lapas, kuris banguoja mano viduje, o aš esu jame. Pajauskit jo ramybę, jo trapumą, pilnatvę, susiliejimą, susijungimą su visa aplinka, jo pažeidžiamumą, trapumą, laikinumą, nenorą plėstis, norą būti savimi, noriu išsaugoti savo struktūrą, savo vidų. Ir visa tai yra parašyta, tai kas yra manyje. Bet jūs pasakysit, kad ne vien tik tai, kad yra pas mane aplinkui daugiau visko. Bet tai yra tai, kas prilipdyta iš kitur, iš šonų. Ir tai yra jau ne apie mane.
Ir aš todėl turiu labai aiškiai atskirti, kas yra mano viduje ir kas man priklauso, kas mano yra tikroji širdis ir kas man tik tai yra pripiešta iš kitų programų, žmonių, pasaulių ir visai ne apie mane. Ir dabar galit matyti, kai tos šaknys susitraukia ir tas paparčio, jie sako, žiedas susisuka mano širdyje. Ir tie visi lapeliai pasidaro mažyčiai, mikroskopiniai, kaip sėklytė. Ta sėklytė yra kažkur tai mano energetinėme lauke. Ir man visą laiką primins, kad aš esu ta maža sėklytė, tas mažas lapelis, tas mažas žiedelis, kuris yra sujungia mane su visa visata. O aš esu joje. Dėl to taip man lengva ir gera gyventi žemėje. Nes aš esu sudarytas iš fizinių gamtos energijų ir elementų. Dabar pažiūrėkime į viršų ir pažiūrėkime, kaip energijos krenta iš viršaus į apačią per kairę pusę ir tiesiai į krūtinę, tiesiai į tą vietą, kur yra pasodintos sėklytės, kurias ką tik mes pasodinom. Ir leiskite tai pabūti tyliai ir pamatyti, kas įvyks. Ne tik tai laukti. Ir atsipalaiduoti. Sako, kad šeškavidinė žaizda aktyvuojama, kad geriau girdėtumėt, matytumėt, suprastumėt, kad arčiau gamtos būtumėt. Dar labiau atsipalaiduojam, nuimam įtampas nuo pečių, nuo kur dar įsitempę. Ir nelaukim stebuklų, jų nebus. Jie ateina tada, kai visiškai nesitiki ir netiki. Jie ateina tada, kai esi pasiruošęs tam. Kai gali priimti tai kaip dovaną, o ne kaip prievolę, privalomą dalyką.
Tai ateina labai netikėtų būdų. Dėl to reikia labai atsipalaiduoti ir žaismingai viską priimti ir tiesiog būti savimi ir tiesiog žaisti gyvenimą. Galite jausti spausti, kad spaudžia viršugalvį galvą, atsiranda kažkoks spaudimas, tuštuma, neišsigąskit. Tai viską veikia energijos, kurios nori praplėsti mūsų energetinius laukus ir galimybės. Pridėti atspalvių, spalvų, suvokimų, kad greičiau galėtumėm, vėl sako, atrasti, atpažinti save visame kame. Ir dabar galite matyti tą spiralės formą horizontalioj padėtyje, kaip aplinkui viskas sukasi. Ir ta forma mums kuria pasaulius, gyvenimo situacijas. Ir tai, kas yra mano širdyje, atražается apskritai visame kame. Ir aš taip pat kitiem esu veidrodis, kaip ir man viskas aplinkui yra veidrodžiai. Ir galiu pamatyti viršuje spiralę, apačioje spiralę, šonuose spiralę, už nugaros spiralę, dešinėje rankoje spiralę, kairėje rankoje. Mūsų padai ir rankų delnuose irgi yra spiralė. Ir mes viską vibruojame spiralės būdu, tai viskas surėdyta, visi organai. Ir galite jausti, dabar rodo, kaip spiralė eina iš vienos rankos į kitą. Tiesiog visus vidaus organus rodo, kad jie irgi sukasi spiralės būdu. Visos energijos sukasi spiralės būdu. Ir dėl to mes nesustojam, nes energija yra judesi, judėjime. Labai gerai visus mato, jaučia. Ypatingai dabar galvos srityje vyksta spaudimas. Kad pereitumėm į kitą lygį ir negalvotumėm vien tik apie save, bet šiek tiek ir apie kitus, kurie yra energetiškai šiek tiek galbūt kitame, nesakysim žemesniam, kitame lygmenyje ir kurie dar tiek nejaučia, kiek jūs jau jaučiat. Ir mums reikia padėti praplėsti ribas visų žmonių, visų gyvūnų, gyvybių, kurios yra aplink mus. Ir galime matyti dabar, kai nuo mūsų energijos plečiasi į visas pusės. Ir ta energijos banga, kurią dabar aš didinu, yra pripildyta labai šviesios, gražos, geros, meilės, šilumos, energijos baltos, tyros, kaip vanduo, baltos, skaidrios, švarios. Jinai visa išvalyta, išpurenta, iškedenta yra aplink mane. Ir aš plečiu tą energiją į visas pusės, kad kiekvienas prisiliestų, kad kiekvienas tiesiog pamatytų ją, kaip gera būti joje. Ir kokio didumo energiją aš galiu išplėsti, tokio ratu ir plečiu. Galiu per kambarį, galiu per šalį, galiu per pasaulį, galiu per vandenynus, galaktikos, supergalaktikas. Kiek galiu.
tik save dalinu. Tai yra labai nuostabus dalykas, kai savo energiją dalinuosi su kitais, o kiti dalinasi su manimi. Nes aš gaunu energiją iš aukštesnių jėgų ir ją dalinuosi su tais, kurie dar to negali padaryti, dar nėra tam sąmoningumo lygmenį, kokiam aš esu. Dėl to dabar aš dalinuosi su tais, kurie negali josios gauti tiesioginiu būdu. Įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu, įkvepiu, iškvepiu. Ir dabar matykite, kaip nuo tokio, kaip nemoku net pasakyti, kaip kokiam grožyje krenta energija, kaip kupolas toks krenta iš viršaus į apačią. Ir jie dar sako, kad tai yra gydomoji energija, kuri gydo visus, kurie yra jame ir aplinkui jį. Tai aukščiausios formos energija, kurią gali pakelt žmogus. Gali kažką jums skaudyti, gali būti sunku, bet toks yra procesas ir nenusiminkit. Jis, ištiesins, paveiks, pakeis jūsų ląsteles, jūsų kūne vibracijas, kūno gali prasiskvers iki kūno kaulų, nes viskas turi išsigrynint, praskaidrėti, nurodo, kad iki pat gelmių, iki pat kaulų, iki pat struktūros esmės. Dėl to atsipalaiduokit ir neleiskit kontroliuoti. Žinokit, kad viskas vyksta geriausiu būdu. Gerai. Galit jausti lengvumą, paprastumą, skaidrumą visam kūne, visame kame. Nes dabar jau viskas energijos teka iš viršaus į apačią ir galite jausti ją ir būti joje. Jausti ją viršugalvį, aplink save. Jinai tiesiog kaip apglėbusi, apgaubusi tokiam kaip kanale. Arba sako, kaip kojinė, įsivaizduokit, kad jūs dabar esate tokioj labai gražiai, labai harmoningai plauna, eina iš viršaus į apačią. Ir viskas taip tolygiai, harmoningai, pusiausvyroje, nes procesas jau yra baigiamas. Viskas apglostoma, viskas suvedama iš išorės į vidų. Ir vėl jūs tampat geros, gražios mergaitės, geri piliečiai šios žemės visatoje ir leidžiame žemyn į apačią, kaip tos gėlės, kurios iš viršaus į apačią nusileidžia, vandens lelijos, ar bet kurią kitą įsivaizduot, kurios tiesiog atsipalaiduoja. Jūs padarėt labai didelį darbą ir labai, sako, yra dėkingi. Jūs savo buvimu išvalėt energetinį lauką, kurį jau seniai reikėjo išvalyti ir kuris buvo pažeistas,
dėl tam tikrų aplinkybių, o mes nieko negalėjom vieni padaryti. Todėl jūs prisidėjot prie šitos programos ir mes esame visi dėkingi, lenkiamės iki žemės, didžiausia meilė ir dėkingumu. Ir linkime patirti kuo daugiau jums laimingų akimirkų savo buvime, savo buvimu. Tai ačiū jums visoms, visiems, kurie buvo šiandien šiame susitikime, nes mūsų buvo daug daugiau, negu jūs įsivaizduot galite. Ir visi labai esam pakylėti, laimingi ir džiaugsme. Visiems ačiū. Ačiū jums visiems. 5 iki 1 ir po 5, 4, 3, 2, 1.